Laikas bėga, viskas keičiasi, kameros taip pat. Apie tai ir pakalbėsime šiame video. Turime naujos kartos iMovie kamerą, šalia yra senos kartos iMovie kamerytė. Skirtumai yra pagrindė keli. Visų pirma, kamera įgavo ir LED pašvietimą. Senoji kamera turėjo tik infrared pašvietimą, reiškia, mes nakties metu matydame nespalvotą vaizdą, o šita kamera turi ir infrared, ir LED pašvietimą kartu. Reiškia, kai kamera pamato judesį, papildomai gali jungti LED pašvietimą ir mes matysime nakties metu spalvotai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, korpusas metalinis. Yra svarbu ilgamžiškumo prasme. Toliau labai svarbus dalykas yra algoritmas, pagal kurį kamera dirba. Kai mes matome šį mėlyną ženkliuką ant kameros, čia pavyzdžiui nėra, čia irgi nėra, o čia pavyzdžiui yra. Tai reiškia, kad kamera tapo ženkliai protingesnė ir jinai ženkliai geriau supranta, kas yra žmogus, kaip jis atrodo, kaip atrodo mašina ir mūsų kamera dirba ženkliai tiksliau. Taip, kad mes turime visų pirma ir žemesnę kainą, senos kainavo brangiau, naujos kainuoja pigiau, o mūsų elektroniniai parduotuvėje kainuoja dar pigiau. Ir mes turime ženkliai protingesnę kamerą. Išties puikus pirkinys tam, kam reikia fiksuotos stabilios kameros iš iMovie.